būsi mažas ar didelis, visus. Ir turbūt pagrindinė bėda yra ta, kad vyriausybės programai įrašyta, kad žemės ūkio strateginė šaka, bet dabar strategiškai, kryptingai esat naikinami. Ta kryptis yra tęsiama. Pasakysiu labai paprastai kaip. Mokesčių pavidalu. Juridiniai asmenys, individuali veikla. Juridiniam asmenim dabar atnešta pelno mokesčių lengvatų už 200 milijonų, tai pasinaudoja momentiniu nusidėvėjimo ir investavimo pelno lengvata, mokesčių galės mokėti lygiai nulį. Absoliučiai nieko. Ūkininkai tuo tarpu nuo savo investuoja pelno turės susimokėti ir sodras, ir visus kitus mokesčius. Eikime toliau. Yra tokia stebuklinga sąskaita, spekulianto, jį vadinama, investicinė gal taip. Tai visą pelną, ką tu uždirbi, nereikia mokėti mokesčių. Ar 100 000, ar milijonas nereikia. Ar ūkininkai turi tokią teisę? Neturi. Eikime kuro mokesčiai. Turbūt dar ne visi žinot, kad nuo naujų metų jums akcizai, ten, kaip sako, tos dedamosios CO2 ir visos kitos, nuo naujų metų žaliam kurui didės 30%. Dar viena dovanėlė yra padaryta. Tuo tarpu yra tokios stebuklingos dujos gamtinės, jom nėra nei akcizo, nei CO2, nei kitų mokesčių. Nėra, nuliai. Ir jums aiškina, kad jūs turit kažką išskirtinio. Jūs neturit nieko išskirtinio. Ir jeigu dabar netgi žiūrim per pinigus, kaip su pinigais valstybėje. Vakar biudžeto komitete valstybės kontrolė pristatė ataskaitą. 700 milijonų išleista neaišku kur. Nėra dokumentų, kur išleisti tie pinigai. Virš 200 milijonų Europos lėšų išleista ne pagal paskirtį. Teks juos gražinti. Pavyzdys, milijardas. Milijardas neaišku, kur išleistas. Tada uždavė valstybės kontroliai klausimą. Lietuvos valstybėje labai daug milijardų nenaudojimų pinigų. Pavyzdžiui, žinot, kad Iltė yra virš 2 milijardų nenaudojimų pinigų. Guli, nenaudojami. Europinių pinigų 2 milijardai nenaudojami. Tai galime suskaičiuoti iki 6 milijardų. Valstybės kontrolė atsakė labai aiškiai, nes jį kontroliuoja, kaip leidžiami pinigai. Sako, politikai neturi sugebėjimų ir gabumų ir nežino minčių, kur išleisti pinigus. Tiksliau, neturi fantazijų. Neturi fantazijos, kur išleisti pinigus. Bet dabar žiūrėkit, kaip jūs naikina. Vakarykštė žinia iš vieno ūkininko. Ūkininkas nuėjo užstatyti savo sandėlį bankui. Išsėmė registro pažymą, o ten prirašytas vienas žodis pagal ministro įsakymą. Ne sandėlys, o komercinis sandėlys. Ir gauna už savaitės laišką iš mokesčių inspekcijos susimokėti nekilnojamo turto mokestį. Atgalinė data. Tai esmė, jūsų sandėlys buvo 35 metus toks pat. Tik vieną žodį dadėjus atsirado mokestis. Ką daro Iltė su ūkininkais? Skolinimą ūkininkams sumažino 5 kartus. Buvo 125 milijonai per metus, dabar liko 25. Ką daro Iltė su ūkininkais, kurie patyrė gamtos stichiją, kurie paprašė atidėti įmoką? Iltė, žinot, ką pasakė? Aš dabar susirašinėjau su Iltės vadovu. Nutraukiam sutartį, grąžink visą paskolą. Arba tiesiai į antstolius. Kai tuo tarpu visi kiti bankai sutiko atidėti tas įmokas žmogui, ūkininkui. Turbūt ne vienas esate tai papolę. Ir juokingiausia yra tai, kad Iltė tuos pinigus, kuriuos turėtų duoti žemdirbiam, kitiem verslam, investuoja į Vengriją, Rumuniją, Bulgariją už 1%. Į Palucką investuoja. Na ir taip, Palucką taip pat investuoja. Ir jūs paraiškų lauksit labai ilgai. Tai yra visas paketas tyčinių veiksmų, kaip sunaikinti žemdirbius. Ir tai palies jūs kiekvieną. Kas atsitiks, kai Iltė paskolą nutrauks, lieps gražinti viską, pasidals antstoliai. Tai visa tai yra daroma toliau. Visi dėjome viltis į naują vyriausybę, į naują valdžią, į naują valdančią daugumą, kad kažkas pasikeis. Vakar biudžeto komiteto posėdis. Visi pasiūlymai, kurie buvo dėl žemdirbių, visi buldozerių nustumti ir atmesti. Visi nustumti. Nei vieno, nei kaimo reikalų, nei kitų nepritarė, niekam. Viskas buvo nustumta. Tada bandė gelbimo valtį duoti ūkininko įstatymą keičiant. Ūkininko įstatymas numestas į rudenį. Galėjo dabar viską sutvarkyti. Tai tas tyčinis veiksmas teisimas toliau. Ir atsiminkit vieną dalyką. Valdžia jums ant galvos užlips tiek, kiek jūs patys leisit. Nekovosit, tada ateis pas jūs antstoliai, bankai ir dideli mokesčiai. Pabandykit mokesčių nesusimokėti. Tai kovokit ir turim kartu kovoti, nes kito kelio nebėra. Ir politikai kitos kalbos nebesupranta. Deja, situacija tokia. O aš noriu paklausti, ar mes leisim valdžiai užlipti mum ant galvos? Ar leisim? Ne! Dar kartą? Ne! Ką mes padarysim su tuo buldozeriu? Nustumsim mes jį į šalį? Taip. Labai gerai.
neleisim ir sekantį kartą, jei nepaklausys, atvažiuosim kelis kartus gausiau. Taip? Ir jeigu galima, labai vieną trumpą. Prieš 100 metį bolševikai jau buvo uždėję labai didelius mokesčius, bet tada lietuvių tauta pasipriešino ir net bolševikus privertė nuimti mokesčius. Tai dėja, bet istorija kartojasi, tik dabar politikai yra su to pačiu bolševiko vardu, nors ir turi Lietuvos pilietybę. Tai gerai, turiu aš klausimą Valiui. Kadangi biudžeto komiteto narys, jūs ten su skaičiais daugiau, su eurais daugiau susiję, žinot tuos niuansus, tai vieną klausimą tokiu turiu dabar. Individualią veiklą, ūkininko veiklą nori apmokestinti gausiau gyventojų pajamų mokesčių. Ar yra skaičiai pateikti, kiek bus surinkta tų lėšų? Tai iš tikrųjų, kiek dirbu Seime, 9 metai pirmą kartą nepateikė duomenų, kiek apiplėš individualią veiklą. Nėra skaičių. Nepateikė skaičių. O pateikė bendrą jovalą, sakė, iš to jovalą bandykit išsirinkti. Ir kai vieną dieną vienoks variants, antrą dieną trečio, dabar nežinau, jau 9 variantas turbūt. Ir galutinių skaičių mes neturime. Mes politikai dabar balsuoja, nematydami skaičių. Jie tik turi mokestinį jovalą, kur va toks išvirtas ir sako, ką nors susirasti. Tai va, taip mes taip balsuojam. Ir žinot, vakar, kas dar viena įdomiausia detalė. Pagal Lietuvos įstatymus vyriausybė, politikai turi kasmetinės ataskaitas teikti, kur panaudoti valstybės pinigai. Tokia yra pažangumo ataskaita. Tai ši vyriausybė, žinot, ką pasakė valstybės kontroliai? Mes kas metus neteiksim, kur panaudoti pinigai, pateiksim po 4 metų. Tai va, po 4 metų sužinosim, kur išleisti mūsų pinigai. Patogu. Tai, o bent procentinė dalim, kur bus paskirstyta, kiek surinks, irgi nėra. Ne, nu tai labai yra gudriu. Vienur parašyta gynyba, kitur parašyta biudžetas, kitur parašyta dar kažkas. Nes, aš klausiu, nes mes, kaip suprantam, rinkom gynybai visas tas lėšas. Iš žinių reportažo supratom, kad didžioji dalis keliaus išmokom, pašalpom. Tai kaip ten yra, nesuprantam. Kai sukrisi bendrą katilą, tada jau vyriausybės fantazija kam padalinti. Bet žinot, kas įdomiausiai, mes galėjom padaryti kaip Lenkai. Lenkai pasakė Europos komisijai, dalį RRF lėšų nespės, vis tiek panaudoti, Lietuva irgi nespės, nes terminas trumpas. Tai sako, mes nebedarom dalies žaliųjų kursų, tuos pinigus įdedam į gynybą ir jokių reformų nedarom. Nieko. Tai ministrui paklausiu, kodėl taip nedarot. Nu, sako, ne, mes kitaip pasirinkom. Ir žinot, ką ministras sakė, aš paklausiu asmeniškai, kodėl tu juridinius asmenis lengvatas duodi 100 milijonų. Ministro to su buldozeriu mačiau vieną. Kodėl juridinimas duodat lengvatą 100 milijonės, visą kitą, gerinat jų gyvenimą, mokestį keliat tik lygiai 1%, nesumuojat jų pajamų, dividendų, nieko, jiem pats geriausias gyvenimas. O individualią veiklą jūs norit pribaigti per mokesčius. Vat 113% kilimas mokesčių. Tai atsakė tiesiai šviesiai, tokia politinė valia šios daugumos. Tai aišku, sužinosim ketvirtadienį, kas balsuos, kas ne. Valiau, dabar žiūrėk, mes tokie žmonės paprasti, kaip saka, mokam paklausti, čia visiems dabar, visiems labai gerai buvo čia visausiai apie tai, koks tas mūsų premjeras ir kaip čia jie nesusiskaičiuos tų mokesčių, kas yra iš tikrųjų teisybė, bet visuomenė jūs mato visur ir net prieštaringai vertinamuose portaluose. Tuo galimai jūs gerinate savo, kaip Zygmas sakė, imidžą, kitaip reitingus. O kaip tas darbas Seime sekas? Ar užtenka to laiko prisiliesti prie teisėkūros ir kiek jūsų pateiktų teisės aktus su žemės ūkiu, ar, ta prasme, švietimu, mokslu, kas liečia ir kitais klausimais, pataisų per šią kadenciją išvydo dienos šviesą ir buvo priimti arba kategoriškai to, kaip ten Martin sakė, to buldozerio atmesti. Na, va, pats geriausias pavyzdys, vakarykštis pasiūlymas. Kadangi juridiniam asmenim ir kitiem nebus pajamos sumuojamos, o visiems kitiem bus sumuojamos. Tai pateikiau pasiūlymą, kad nors vienkartiniai pardavimai per metus, nesvarbu, ką jūs padursit, kokį turtą, ar paveldėtą turtą, ar kitą, kad jie nebūtų sumuojami ir būtų tas 15% mokestis. Tai vakaris komitete puikiai buldozerių buvo nustumtas. Ir iš tikrųjų daugelis pasiūlymų, kuriuos registruojam, būna to pačiu buldozeriu nustumtas. Ir žinot, netgi kas juokingiausiai. Praeitą kadenciją užregistravau, kad dalis Lietuvos banko pelno mokesčio
mokesčio būtų nueitų gynybos biudžetą. Mano atmetė, sakė, kad negalima, o visai nesenai tokio pat prezidento pasiūlymo, koks buvo mano, priėmė, sakė, viskas gerai. Tai va gynybai plus 100 milijonų. Tai va politikų sprendimas toks būna dažnai. Nesvarbu, ką pateikė, o svarbu, kas pateikė. Tai aš dar klausimą turiu dabar. Šiaip, kalbant apie mokesčius, su kuo susidūriau, tai ūkininkai nenujaučia, kada tie mokesčiai juos užguls. Kiti galbūt galvoja, ai, čia praslinko šie metai, sumokėjau kažkokią ten įmoką už gyventojų pajamų mokestį, sodras, taip toliau, ir nenujaučia, kada visos tos reformos pasiekmes užguls. Tai galbūt apie laiką, kad žmonės suprastų, jog čia ne tiek ilgai laukti. Tai iš tikrųjų viskas įsigalios 26 metais, o visą smūgį pajungsit 27, kai eisit deklaruoti pajamų. O tada pareis visas pagrindinis smūgis. Ne tik drastiškai pakelimai mokesčių, bet jūsų pajamų visas susumavimas. Jums viską, ar jūs atlyginimą gaunat, ar individualią veiklą užsiemat, ar kažką pardavėt, viskas sueis į krūvą. Ir tada jūs gausit patį didžiausią smūgį. Jūs va tą supraskit, kas atsitiks. Ir tada jau bus per vėlų priešintis kažką daryti, nes tas smūgis ateis tada. Ir aš tik noriu vieną dalyką pasakyti. Juridinis asmo 300 000 yra smulkusis verslas. Smulkusis, mažas, remtinas ir maži mokesčiai. Individuali veikla 30 000 yra baisinis verslas ir labai stambus ir labai turtingas ir galintis susimokėti labai daug. Tai va toks yra teisingumas dabar. Ir politikai tą teisingumą toliau stumia. Kaip sakant, lygus ir lygesni. Tai klausimai šiam momentui išseko, kaip sakant, Valiui. Martynai, gal kas iš auditorijos turi? Iš auditorijos. Nes Pranckiečiui buvo klausimų. Tokią opciją turim, gal klausimukas turit, prieikit prie scenos, išklausit tiesiai, tiesiogiai. Tai turbūt nelabai rankų nematau. Tai ačiū tada Valiui ir Rasa toliau savo dalį pristatys. Tai buvo kalbama, buvo pirmiausia Albino viduramžių archyvai, man besiklausant šį. Seimas bando mums pateikti, tai yra jų melavimas, yra jų neskaidrumas, yra apgavystė, visi tie antivertybiniai Seimo narių momentai, kuriems mes sakom ne ir kuriuos mes važiuojam su ūkininkų buldozeriu. Paplojam, paplojam! Ir padarykim prielaidas buldozeriu naikink tas dėžes savo rajonuose, kad tokios korupcijos ir tokio nesusiklausimo, tokio ūkininkų negirdėjimo nebūtų. Seimo nariai, kurie čia lipo, mes padarėm per porą minučių. Atvažiavom su savo buldozeriu ir padarėm. Mes dar padarysim daugiau. Šių serviso paslaugų kainos ir taip toliau. Ir bent kokiu atveju neteisinga lygiai apmokestinto pelno perka žemę, kuri yra pagrindinė žemdirbio darbo priemonė ir jos negalima įtraukti į skaitimus. Už tą pačią žemę dar mokamas savivaldybėms žemės mokestis, kurio tarifą dauguma savivaldybių tarybų atpetninai kasmet didina. Nedėliaus ar kitokios nelaimės bei visais kitais atvejais ūkininkas rizikuoja ir atsako savo turtu. Jam jokiais įstatymais neužtikrintams nei vienas euras minimalios mėnesinės algos pajamų pragyvenimui. Neišmokamas atlyginimas.